Esu Aivaras Jonika, viešosios įstaigos Meno sienos direktorius ir mes čia esam atviroje jaunimo erdvėje. Ir jinai Žiežmariuose yra viena, Kaišiadoryse jaunimo erdvių arba centrų irgi nėra daug, tai Kaišiadorių rajone tai yra 3, tai tokia viena vieta Kaišiadorių rajone, kur gali jaunimas susirinkti ir pabūti arba kažką veikti. Tai organizuojame įvairias veiklas jaunimui ir ne tik, kartu, kad Žiežmariuose taip pat yra didelės grupės senjorų ir bendruomenės narių, tai kartu rengiame visokius žaidimus, stalo žaidimų turim vakarus, turim jaunimui analoginės fotografijos, mokom kaip daryti dizainą, kaip turim įrangos, kuri leidžia tiesiog su informacinėm technologijom bendrauti. Tai tikrai yra toks jungiamasis taškas tarp jaunimo Žiežmarių, tarp senjorų, tarp žmonių dirbančių įvairiaus amžiaus grupės. Tai atidaryta būna kiekvieną dieną, išskyrus savaitgaliais, tai gali nuo 15 valandos iki vakaro būti jaunimas ir užsimti savo mėgstamą veiklą, tiesiog pasėdėti, kai šalta, tiesiog erdvė, kur kiekvienas nieks neišstumiamas, kiekvienas gali ateiti ir jinai tikrai buvo reikalinga Žiežmariams, nes Žiežmariai miestas kaip ir ta veikla, kurią mes užsiemam, tai yra ne vien neapsiriboja, kad jaunimu, tai mokom kaip internetinės parduotuvę, pavyzdžiui, susikurti, kaip galima pradėti savo verslą, ar tiesiog žiūrim jaunimą, kuris renkasi, koks noras, kokie lūkesčiai, ką nori veikti, atsižvelgiam į jų nuomonę.